Sveiki visi žiūrintis naują Akvilegijos laidelę. Šį kartą varžybos vadinasi Amir taurė 2025. Ir šios varžybos skirtos vaikeliui, kuris atėjo į šį pasaulį. Kodėl ta taurė vadinasi Amir? Gimė ilgai lauktas sūnus ir jisai tikisi, kad bus geras žmogus, bus žvejas. Jo vardas yra Amir, tai kad tikrai būtų geras, doras žmogus ir kad jam gyvenime sektųsi. Šios varžybos prasidėjo lyjant lietui, tačiau jisai ilgai netruko, žvejai pradėjo ruoštis ir varžybos netrukus prasideda. Karpiai pradėjo kibti realiai nuo pat varžybų pradžios, ilgai nereikėjo laukti. Nors oras ir buvo permainingas, tačiau jie vis tiek kibo. Per šias varžybas dalyviai nusprendė šiek tiek pakeisti komandų sudėtis. Šį kartą nusprendė, jog reikia pabandyti pabūti kitose komandose ir taip pasirungti prieš savo draugus. Būtent šis sprendimas varžybas padarė dar įdomesnėmis ir mes skubame žiūrėti, kaip kitiems sekasi gaudyti. Šių varžybų idėjos sumanytojui Miroslavui norime padėkoti ne tik už šias varžybas, tačiau ir už atvežtą maistą, kuris tikrai žvejų skrandžius papildo ir suteikia daug energijos visų varžybų metu. Na, o oras, kaip matote, išties permainingas. Tai lyja, tai saulė šviečia, tai vaivorykštės danguje, tačiau žvejai nepasiduoda ir gaudo toliau. Na, o karpiai kimba. Na, dabar pasimėgaukime prisiminimais iš varžybų. Komanda Taparas X pagavo tikrai didelį karpį, 15 kg, kuris vos tilpo į graibštą. Vakarėjant oras šiek tiek nurimo, na, o žvejai toliau sėdėjo ir gaudė vieną po kito. Na, o žvejai gaudo dėl to, nes Akvilegija išties gerai pasirūpino šiuo tvenkiniu ir šiais nuostabiais karpiukais. Nakties metu gaudimo sąlygos išties ne pačios geriausios, tamsa vis tiek daro savo, net kai kam ir save pagauti pavyksta. Išauštus rytui einame sverti ir žiūrėti, kas kiek pagavo karpių. Iki varžybų galo liko dar kelios valandos ir visi dalyviai įnirtingai kovoja iki pat paskutinių sekundžių. Pasižiūrėkime, kaip jiems sekasi gaudyti. Paklausykime, ką nori pasakyti šių varžybų idėjos sumanytojas. Turim naują žveją, tai va dėl jo ir buvo surinktos šios varžybos. Noriu labai, kad jisai irgi būtų karpininkas. Visų mūsų dalyvių dėka, taip sakant, atminimui šitam žvejui įteikiam tokią tavanėlę. Atminimui. Paplojam. Šitie karpiai davė mums tikrai daug parako
lūžo graibštai, trūko valai, bet vis tiek. Buvo labai smagu, turėjom daug emocijų. Ačiū Valdui už tokį išpuoselėtą tvenkinį, už šitas žuvytes, kur suteikė mums daug emocijų. Norime padėkoti ir kitiems labai svarbiems šių varžybų rėmėjams. Akvilegiai už šį nuostabų tvenkinį. Taip pat dėkojame Krante LT, UAB Paliūtis, Lucky Tackle, Kolmik. Jūsų palaikymas yra išties mums labai svarbus. Ir taip pat norime labai padėkoti šių varžybų pagrindiniam organizatoriui Algirdui Daukšui, be kurio šios ir kitos varžybos neįvyktų. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kitų varžybų.